Labai mėgstu skaityti iš tikrųjų knygas ir didžiausias man poilsis, koks gali būti, tai yra poilsis su knyga. Šiuolaikiniam jaunimui turbūt sunku ir sudėtinga susikaupti ilgesniam laikui, bet aš manau, jeigu jis rastų tą savą, jam tinkamą knygą, tada tikrai įsitrauktų ir skaitytų. Ir aš galvoju, kad reikėtų, kad pradėtų skaityti, tai savaime aišku turi būti tam ir tinkama aplinka. Vaikas turi matyti ir tėvus skaitančius, ir knygas namuose, ir tikrai ta aplinka jį taip pat ugdytų. Bet galbūt reikėtų, sakykime, pasiūlyti ne vieną, neprivalomą literatūrą, kurią mokykloje siūlo mokytojai, bet tiesiog rasti tam vaikui pagal jo pomėgius, kad atitiktų tikrai jo tuos pomėgius, tai, kas jį domina, jį traukia, ir pasiūlyti jam paskaityti būtent tokią knygą. Tai reikėtų paieškoti gal net ne vieną kartą. Viena nepatiks, kita, galbūt trečia ar penkta tikrai prigis, ir tada greičiausiai pajus vaikas tą meilę knygai, tą pomėgį, tą potraukį skaitymui.